Labas. Aš vardu Mosi ir noriu susipažinti. Visai neseniai atkeliavau į Žemę iš savo Erasmuslando planetos. Mano svajonė – aplankyti gražiausias vietas visoje galaktikoje. Į Žemę atkeliavau su savo erdvėlaiviu. Džiaugiuosi, kad esu čia. Tačiau pradedu jausti vienatvę. Kas ten? Ana, atrodo, kad kažką girdėjau. Čia, žiūrėk. Labas. Kuo tu vardu? Aš niekada nesu tavęs mačiusi. Aš esu Mosi. O kas esi tu? Tai pirmas kartas, kuomet aš sutinku žmones. Labas, Mosi. Aš esu Ana, o čia yra mano draugas Tomas. Mes išėjome pasivaikščioti po pamokų ir atklydome čia. Mums taip pat yra pirmas kartas, kai sutinkame kažką iš kitos planetos. Bet kodėl tu taip liūdnai atrodai? Kas nutiko? Noriu susirasti naujų draugų, bet nežinau, kaip tą padaryti. Ką turėčiau daryti? Mes tau pagelbėsime. Aš ir Tomas taip pat ieškome naujų draugų. Taip, galime būti draugais ir tuomet mes surasime tau dar daugiau naujų draugų mokykloje. Ir mes pasirūpinsime, kad jaustumėsi gerai kiekvienoje gyvenimo situacijoje. Todėl dėl nieko nesirūpink ir eime kartu su mumis. Tikrai? Kaip jūs man padėsite? Ačiū, Ana ir Tomai. Nežinau, ką be jūsų daryčiau. Mūsų draugas Mosi, draugė su Ana ir Tomu, pradeda kelionę Žemėje su tikslu susirasti naujų draugų. Pakeliui jiems kils nemažai iššūkių, tačiau su Mosi motyvacija, Anos ir Tomo žiniomis bei patirtimi jie įveiks visus išbandymus. Kviečiame tave prisijungti prie šio nuotykio ir pamatyti, kokiais patarimais bei pasiūlymais Mosi pasinaudos skirtingose situacijose Žemėje.